Man skaičiausia, kad ko gero tas žodis neveikimas siejamas, kad, tarkim, veik. Tai, kai žiūrim orientuojamas, kad ir užsienė, didmiestė, ne. Atrodo, jeigu aš turiu galimybę daryti didelį prekybos centrą Akropolę, tai tada turiu ką veikti. Jeigu vien tas veikimas tik to ribojasi, tai labai keistai, kaip ir sakai, aš vieną kartą, irgi viena moteris, aš važiuosiu į Vilnių gyventi. Sakau, dėl ko? Dėl vaiko. 5 metų vaiko, žinai, sakau, dėl ko? Ten jam didesnės galimybės. Palauk, sakau, kokias didesnės, sakau, ko tau trūksta čia? Muzikos mokyklos, sakau, gali pasirinkti, kokį nori. Dailę gali pasirinkti. Šokius gali pasirinkti. Sporto būrelis gali pasirinkti. Ko dar reikia tavo vaikui? Plius, sakau, už nieką beveik nereikia mokėti išskyrus muzikos mokyklą. Tai Vilniuje, atsiprašau, aš žinau, ten už kiekvieną būrelį, kiekvienas nuvykimas, sakykim, kiek laiko praranda ir panašiai. Tai kaip tik sakau, dėl laiko šiandien patogiausiai gyvenimo yra Akmenės rajone. Dėl vaiko. Taip, sakykime, klausimas yra, vėlgi aš grįžtu prie to, kad tėvai turi turėti darbą. Tai yra pats svarbiausias, ko gero, ir todėl aš sakiau, kad tai turėtų būti irgi kartais priekaištas savivaldybė nekuria darbo vietas ir jinai negali sukurti. Jinai turi sudaryti sąlygas. Jinai turi sekti, aš pavyzdžiui, galiu sakyti Matijošaičiui, dabar gal spaudą pasekio, ten Krikščiuose išsinykta. Tai šiuo jam skambinu, sakau, klausyk, tai valio tau, jeigu Krikščiuose nesiseka, atvažiuok, Akmenėje mes turim Menčiuose, Menčius, sklypą 50 hektarų, mes tau duosim tą sklypą, tu daryk, žinai. Ir turi sekti, turi atsirasti žmogus, sakykime, tai pakankamai intensyvus darbas. Aišku, ko norėjusi, ko nepadarėm, čia ir su Tomu atėjimu, aš tikiuosi dar keliais jaunais žmonėm, kad mes turim mokėti ir su užsieniečiais. Ta prasme, kad kur investuoti pasaulyje, tikrai patikėkit, yra Lietuva. Žemės tai yra Rusijoje, Baltarusijoje, ten visose pietinėse valstybėse, pats mačiau Gruzijoje, ten dykinės vienas. Bet tas investuotojas, iš kur žino apie tokią Akmenę? Vat yra Akmenė. Čia yra sklypų, kad čia yra pakankamai galima susirasti įsilavinusių žmonių, ką mes iš tikrųjų darom, kaip aš sakau, skaičiuojame, kas pas mus kokiose aukštosios mokyklose ir kokiose specialybėse, bet tai tu turi ištransliuoti tam investuotojui, tu turi pats ieškoti, tu turi su juo kalbėti ir iš tikrųjų tas Norfos pavyzdys, tai čia yra labai blogas pavyzdys, nes aš visada sakiau, kad tas verslininkas, jis turi jaustis, kad iš čia yra laukiamas, kad mes jo norim. Nes aš ten turėjau su administracija apie pokalbį negražų, taip liūdna paliko, kai sakau, kodėl jūs nepaskambinat, Bulis direktorius yra, o tai kodėl mes turim jam skambinti? Tai jisgi statosi prekybos centrą, tai čia jam reikia, tegul jis čia važiuoja. Nu, žinot, man šokas. Sakau, jam tai dzinis, tų prekybos centrų turi vaganta, čia ne Kaunas, ne Vilnius, 1,000 gyventojų, tai... Bet jis turi suvokti, kad iš tikrųjų jis reikalingas mums. Ne vienas atvejis. Ta aplinka tokia, kad susidarytų ir... O kitas atsiranda viskas ir greičiai. Kas galiu pasidžiaugti, pavyzdžiui, kas savivaldybėm gerai bus. Iki tol, kad dėl investicijų savivaldybėm jokios naudos nebuvo, jeigu čia daugiau darbo vietų kūrėsi. Nes mes viską turėdavom paduoti į bendrą ryždą. Tai dabar nuo šių metų, reiškiasi, tiek kiek savivaldybė mokesčių surinkti daugiau, ypatingai iš fizinių, sakykime, pajamų atlyginimų, mokesčių tiek lieka savivaldybės reikmėm. Ką reiškia vėl, kad tu gali, aš iš tikrųjų, dėl baseino važiuosiu dabar provokuoti vyriausybę, kad mes patys maždaug 7 milijonus pasiruošę prisidėti, duokit likus. Tas pats dėl bibliotekas. Tas projektas, kur pakankamai įdomi erdvė atsiras. Irgi mes duosim kiek lėšų, nes pati savivaldybės situacija, čia aš gal girsiu, atrodo, kaip ir Gelūnas, kad mūsų savivaldybė pagal pasiskolinimus, pagal skolų lygį, man atrodo, kad šiandien turėčiau gauti duomenis, tai jeigu dar mes už planinius susirenkam virš litais kalbam 1,5 milijono, tai gerai turėtų ką geriausiai savivaldybės. O tai vėl pasako tai, kad mes į ateičiai galim skolintis, tai 20 milijonų.
kas yra blogiausia, kad nepasimautume ant tų kartais tokių negražių populistų, pasiskolinsi 20 milijonų ir sakys, žiūrėkit, paskolina mūsų savivaldybė, žiūrėkit, ką jis padarė. Bet jeigu tie 20 milijonų įdėta į baseiną, įdėta į jaunimo centrą, įdėtas į futbolo dirbtinės aikštės dangą, tai aš nemanau, kad tai yra skola. Tai šioje vietoje, kai apie Vilnių šneka, apie Zuoką, jūs atskirkit, kur yra skola. Jeigu skola už paslaugas, už nesumokėtą transportą, už šilumą, yra pavojus. Bet jeigu tai yra įdėta